Sveiki, čia Valensis Balsevičius ir šiame video kalbėsiu apie žymas, kaip sužymėti elementus brėžiniuose. Tai vėlgi anotacijų įrankių juostoje einame į žymų skiltę, čia visokiausių yra variantų. Ir tag by category. Pasirenkam pirmą komandą ir ką galime padaryti, tai užeiti ant elemento. Ir matome, kad atsiranda tam tikras užrašas. Ant šito elemento toks, ant šito elemento toks, žiūrint, ant kurio užeinam ir kokios žymų šeimos yra įkeltos į projektą. Tai pavyzdžiui, pasirinksiu koloną ir paspausiu ant jos ir sukūriau pirmąją žymą savo projekte. Galime pasižiūrėti, kas tai yra. Tai yra šeima, kurią reiškia mes galime redaguoti ir užkrauti iš projekto į projektą ir galime pasirinkti, kokią informaciją mes matysime, kai dedame žymą elementui. Tai yra, mes paimam informaciją iš to elemento, kuriam dedam žymą. Tai pavyzdžiui, paimsiu šitą koloną ir čia matome yra tipas 500x500, būtent šią informaciją ir matome. Tai pasižiūrėkime, ką galime pakeisti žymose. Tai atkreipiu dėmesį, kad tai yra structural column tags. Tai reiškia, įvairioms kategorijoms yra skirtingos tos žymų šeimos. Pavyzdžiui, jeigu darysiu pamatui, ar ne, pažymėsiu pamato žymą, čia yra structural foundation tags. Reiškia, čia yra dvi skirtingos šeimos, ar ne? Tai multiple categories, jeigu abu pažymė. Tai reiškia, kiekvieną atskirai turim redaguoti, jeigu reikia. Taigi pažymėsiu kolonos žymą, spaudžiu edit family ir pasižiūrim, kas čia per variantas. Tai visų pirma, žymose mes, pavyzdžiui, matome tokį vieną tik tai elementą, ar ne? Tai yra tag label, tai yra ne tekstas, o tokius kaip blokas, kuris duoda informaciją apie iš to elemento, ištraukia informaciją iš to elemento, kurį žymim. Tai, pavyzdžiui, jeigu padarysiu edit label, matome, kad šiuo atveju šioje pusėje yra parinkta, kad man duotų informaciją apie tipo vardą. Tačiau kairėje pusėje yra įvairūs parametrai skirti tai kategorijai, kur mes galim papildomų parametrų susikurti ir panašiai, arba tiesiog pasirinkti iš to, ką mes čia turime. Ne? Tai, pavyzdžiui, komentarai, tenai, ilgis, mark, pavyzdžiui, tai pozicijos numeris, ne, kažkokia informacija. Na, tarkim, aš pašalinsiu šitus dalykus, paliksiu mark ir įkelsiu šią šeimą į projektą atgal, užrašysiu senąją versiją su naujaja ir matome, kad dabar rodo man klaustuką. Ne? Tai jeigu pažymėsiu tą koloną ir susirasiu mark parametrą, pozicijos parametras, ar ne, ir įvesiu, tarkim, K1, tai matome, kad dabar būtent žyma įrodo tą informaciją iš mano elemento. Tai va, tai taip galime pasirinkti, kokią informaciją ta žyma rodys. Ne? Kai pačią žymą kūrėme, tai dar kartą nueisiu į anotacijas, tag. Tai prieš tai, aišku, vėl galime pasižiūrėti, kokie čia pasirinkimai galimi, ką mes norime, kaip norime tas žymas sudėti, kaip jų linijos, jeigu keletą elementų mes žymėsime, kaip bus sujungtos, galime pasižiūrėti, kurios žymos bus pagal nutylėjimą naudojamos kurioms kategorijoms, galime pasikeisti, ar ne, pavyzdžiui, mes galime turėti kelias žymas, kurios naudojamos kolonoms, ar ne, tai galim susirasti, pavyzdžiui, structural columns, ne, tai vat rodo, kad kai aš spausiu žymos komandą, jisai panaudos šitą šeimą. O jeigu turėčiau jų daugiau, galėčiau pasirinkti, kuri iš jų turėtų būti naudojama. Taip pat iš savybių lango galime pasirinkti, ar tai bus prisikabinus prie to elemento, ar toks kaip laisvas galas bus. Tai jeigu kaip laisvą pasirinkčiau, tai turėčiau kelis kartus spausti, bet galiu daugiau turėti kontrolės, kaip mano ta žyma bus sukurta. Pavyzdžiui, čia paspaudžiu ar ne, nurodau, kad noriu ją apačią, noriu, kad būtų toks kaip ir petis, ne, papildomas sukurtas ir mano žyma sukurta. Tarp kitko, nežinau, kas kolonas deda taip, todėl aš tokią žymą tai iš karto pasukčiau. Dar žymos šeimoje gal reiktų atkreipdėmėsi, kad, pavyzdžiui, jeigu nueisim į matomumo nustatymus, tai 2D šeimose dažnai standartinėse būna toks išjungtas, pavyzdžiui, reference planes. Tai čia yra įterpimo taškas iš tikrųjų žymos ir vienu žodžiu
galime šitą elementą pažymėti, pasukti, tarkim, su šita komanda ir tiesiog pakeisti vietą to elemento, ne. Žymose taip pat yra toksai nustatymas rotate with component, tai tada jisai ten automatiškai reaguoja į tai, kaip elementas nubrėžtas plane. Tai gal čia kolonai nėra taip aktualu, tačiau jeigu turim sienas vertikales ir horizontales, tai mes galim įjungus šitą varnelę, tas žyma bus pagal sienos orientaciją plane. Tai tai grąžinsiu dabar kolonos žymą, užrašysiu vertę ir turiu šitą dalyką, ne? Tai vėliau galime stumdyti, galiu ir šitą čia pakeitaliot, bet man dažnai tas, kur attached toksai variantas, tai nelabai patinka, nežinau. Tačiau jisai galbūt geras to, kad jis visą laiką prie elementų prilipęs, kai tuo tarpu šitą, jeigu padarau free, tai aš jį netgi galiu čia pastatyti, tai tada toksai biški gali būti problemų su brėžiniais, su netyčiniais visokiais padarimais. Tai čia pagal situaciją žiūrėsit, kaip jums geriau, bet, iš esmės tai tokiu principu čia galime dėtis žymas. Taip pat, jeigu jums reikia kažką pakoreguoti, kaip jinai turi atrodyti ar ne, tai mes galim padaryti edit type, pridėti, pavyzdžiui, čia turėtų būti rodiklytės ant jų, būtent šitos žymos tipe, ne. Taip pat, aišku, dydį ir matmenų stilių galim redaguoti, bet tai jau reiktų daryti šeimoje, pasižymėjus šitą elementą, edit type, ne, ir čia susitvarkyti kažkokius šrifto ar dydžio parametrus vertes. Tai uždarysiu šitą šeimą, neišsaugosiu jos ir toliau. Dabar sukūriau žymas, žymėdamas po vieną elementą, tačiau galime tai daryti keliems elementams ar visiems elementams. Pavyzdžiui, aš pasižymėsiu šitus visus elementus, ar ne, ir galiu nueiti anotacijas, tag all pasirinkti komandą ir čia pasirenku ar visus elementus plane, ar tik tai tuos, kurie pažymėti, tada pasirenku kokioms kategorijoms noriu tas žymas kurti, pavyzdžiui, structural columns, jei pasirinksiu, tai tik tai kolonams sukurs, o jeigu dar įtrauksiu ir structural foundations, tai dar ir pamatams ir tik pažymėtams elementams. Tada orientacija, ar mano žyma horizontali, vertikali, ar aš noriu turėti liniją ar ne, koks jos peties plotis ir spaudžiu OK ir man yra sukuriami šitie elementai visi, ne, šitus visos žymos. Bet tai vėl jos tam tikroj pozicijoje, aišku, aš galiu pasižymėti tos elementus, pavyzdžiui, ir bandyti paslinkti, ar ne. Tai va čia, kai attached bandau paslinkti, tai jie visi man pasislinko, tačiau jeigu šitas, kadangi ir jį buvau pažymėjęs, kur buvo free end pažymėtas, tai jisai nukeliavo jau į blogą poziciją. Na, tai tiesiog tokie variantai. Taip pat žymas dažnai galima ir kopijuoti, tarkim, jeigu aš turiu, tarkim, tą pačią šitą susikūrę žymą ir bandau kopijuoti ir kartais pavyksta, kartais nepavyksta jam surasti tą elementą, į kurį nurodau. Tai tarkim, yra su structural connections, pavyzdžiui, nelabai man gaunasi, bet su kolonom ar ten sijom, tai pavyzdžiui, visai gerai galim nusikopijuoti ir jisai būtent šito jau elemento rodo tą žymą, ne? Tai tai informacija apie šitą elementą. Tai einam toliau apie žymas ir turime multi-category, tai yra irgi tam tikra žyma, kuri veiktų kaip ir su visų kategorijų elementais, bet tokios nėra dabar projekte, tai ją reiktų vėl atsisiųsti iš duomenų bazės ir tada būtų galima naudoti vieną žymą kelioms kategorijoms, bet tada nebūtinai visus parametrus mes galėtume pasigauti su ta žyma. Čia galime apie medžiagą sužinoti, grinai medžiagoms skirtą sužinoti, paskui beam annotations, tai šiek tiek patobulintas įrankis būtent sijoms, tai, pavyzdžiui, nueisiu į antrą aukšto planą ir beam annotations paspaudus galima čia kaip ir kur turėtų būti, kokia informacija turėtų būti sukurta apie sijas, tai konkrečiai galima nustatyti, kaip yra sijos pasvirusios, kaip horizontalios sijos planuose,
gale ar pradžioj kažkokią informaciją, taip pat galima atitraukti įvairiom kryptim šitą informaciją ir tiesiog paspaudus, tarkim, dabar sudeda tą pasirinktą informaciją. Ne? Tai, pavyzdžiui, čia aš turiu ir apie altitudę informaciją, ir apie pačią sieją informaciją. Aš kažkaip man neteko naudot, bet šiaip turėtų būti kaip ir gera funkcija, jeigu dirbate daug su sijomis. Kas čia daugiau prie žymų, tai čia kambariai, zonos, tai čia architektų ir inžinierių, tada view reference, tai tiesiog toksai kaip ir simbolis nurodantis, bet kurioje vietoje ten lapo numerį, laiptų skaičius ir tada yra armatūrai skirtų šiek tiek įrankių specialiai. Pavyzdžiui, jeigu nueisiu į kažkur vaizdą, kur matau armatūros, yra multi-rebar tag. Ir čia yra šiek tiek pora skirtingų variantų, ne, ir mes kaip pasižymim, tai ką galim padaryti, tai pažymim, pavyzdžiui, visas armatūras, ne, ir čia galime tokį kaip ir nuorodą gauti apie tą armatūrą informaciją. Ir ką jisai sukuria, tai čia iš tikrųjų matmuo yra. Va tokio tipo matmuo, tai aš užvedu pelę, spaudžiu tab klavišą ir galiu pažymėti matmenį. Ir čia matmens būtent ta informacija, ne, ką aš noriu matyti ir kiek aš noriu matyti. Tai, pavyzdžiui, šiuo metu nustatyta, kad čia bus rodiklės, ne, per tam tikrą atstumą ir panašiai. O čia yra, jeigu užvedu vėl pelę ir spaudžiu tab, tai čia yra structural rebar tag, matote, kategorijos elementas ir jisai prilipintas prie to matmens. Tai mes tarsi galime sukurti tokį kaip ir matmens ir žymens kombinaciją. Ir vėl čia galime modifikuoti atskirai šitą elementą, ne, kas per informacija turėtų būti šitam tag'e, galim ją, tai yra šitą šeimą redaguoti, pasirinkti, kokią informaciją turėtų būti apie armatūrą būtent, ne, ir vienu žodžiu tokiu būdu pasiek kažkokią tai standartą savo armatūros greitam žymėjimui vaizde. Šitą beje pažymėjus matmenį mes galime ir edit witness lines, ne? Tai čia dabar, pavyzdžiui, tarp armatūrų, tačiau aš galiu paspausti ir sijos galą ir dar turėsiu tokį papildomą matmenį. Ne? Tai čia aš pasirinkau structural rebar section tipą, arba dar yra pagal nutylėjimą structural rebar tipas, ar ne? Tai kur čia, pavyzdžiui, tas matmuo dabar matysis, kurį aš uždėjau, ir matysis formulė apie, jeigu vienodi atstumai, tai formulė matosi, nepaprastai kaip rodžiau, tai vėl čia tas pats nustatymas equality formula ir čia tie patys nustatymai yra quantity kart length, kur rodžiau kitam video, kaip susitvarkyti, kad čia būtų formulė ir matytumėm, ką norim. Tai toks specialus yra armatūrai žymėjimas ir dar galbūt iš kitos skiltės paimsiu, va čia yra įvairūs simboliai, ten sijų krypčiai ir armatūros krypčiai pavaizduoti, tačiau armatūrai dar papildomai yra tokia, kaip ir irgi 2D elementas, tokia žyma. Jinai atsiradusi realiai gal nuo 24 Revito ir vienu žodžiu, ką mes galim padaryti, pavyzdžiui, pažymėti kažkokį tai elementą ir padaryti išnašą apie tą elementą, ne? Galime įvairius šių variantus pasirinkti. Pavyzdžiui, šitą, ne? Ir, vienu žodžiu, nurodom tokius duomenis apie tą elementą. Ir vėlgi čia yra koreguojami šitie dalykai, ką mes norim matyti, kaip mes norim matyti, ar mes norim matyti kablių šitus ilgius, ar nenorim, kokie atitraukimai teksto, ar norim milimetrus tos matyti, ar nenorim, ne? Tai va, tokie yra nustatymai papildomai armatūrai detalizuojant ir jie yra susiję su gyvais tais elementais. Pavyzdžiui, jeigu šitą elementą dabar paimčiau ir pasakyčiau, kad čia jo aukštis, pavyzdžiui, turėtų būti koks nors 400, tai šitas matmuo, šitas schematinis vaizdas iš karto automatiškai atsinaujina pagal modifikuotą armatūrą. Tai čia, kaip ir sakiau, galima redaguoti, ne, kažką, tai, pavyzdžiui, hook lengths nenoriu matyti, pavyzdžiui, stilius, teksto stiliaus galim padaryti ankstiniai, pavyzdžiui, ir pasakyti, kad millimeters, bet nerodytų units, tai yra vienetų, ar ne,
apply ir va, pavyzdžiui, tokį variantą, ne? Nu, tai vienu žodžiu, pagal įvairius yra nustatymai, kaip mes ir ką norim vaizduoti. Tai pačiai armatūrai, pavyzdžiui, apie žymas gal dar parodysiu, kad jos gali būti gana sudėtingos ir būtent armatūrai. Tai TG paspaudžiu ant klaviatūros, tai yra įjungiu žymas, ne? Ir spaudžiu armatūrą. Ir matysime, kad sukūriau tam tikrą informaciją apie tą armatūrą, ne? Tačiau jeigu aš pasirinksiu čia tokia pagal nutylėjimą šeima, matysite, kad ta šeima, jinai turi daug tipų. Host, count type and number, ne? Galiu pasirinkti quantity, type and number ir įvairius dalykus, ne? Bet kaip tai yra sukuriama žymose, tai čia šiek tiek apie šeimą parodysiu, edit family. Ir matysite daug šitų parametrinių blokų ir vienas ant kito atrodytų lipa. Tačiau jeigu pažymiu vieną iš jų, galiu matyti, kad visible parametras yra kaip ir išjungtas, tačiau yra toks ženkliukas, jį paspaudus, matosi, kad šito parametrinio bloko matomumą valdo šitas parametras quantity, type and spacing to line. Tai jeigu nueisiu, pavyzdžiui, į šeimos tipus ir matysiu visi tie tipai, kurie čia sukurti, ir čia yra parametrai įvairius matomumo. Ir va būtent kiekvienam tipui yra skirtingas įjungtas matomumo parametras. Tai pavyzdžiui, šitą pasirinkus matosi, kad įjungtas tik tai tas parametrų blokas, o visi kiti jų matomumas yra išjungtas. Jie yra, tačiau jie nesimato. Ir kai mes naudojam šitą tipą žymens, mes matome tik šitą informaciją. Tai va tokiu būdu mes galime susikurti žymų šeimas, kuriuose turim skirtingus tipus ir tas kiekvienas skirtingas tipas gali mums rodyti skirtingą informaciją. Nes, pavyzdžiui, mes pjūvėje norim vienokią informaciją matyti, detalėje kitokią, dar kažkur galbūt plane dar kitokią informaciją apie tą patį armatūros vienetą arba armatūros grupę. Tai va toks svarbus dalykas. Ir dar gal tokia papildomas dalykas, kad irgi vėlesnėse Revito versijose atsiradęs toks yra dalykas, kad mes galime pridėti papildomas armatūros ten vienetų žymėjimo, ne? Tai gal nueisiu čia į pjūvį, tik tai, kad tą pažiūrėt. Pjūvį. Ir va, tai mūsų armatūra, ne, tag, ir, pavyzdžiui, pasirinku vieną armatūrą ir galiu pasirinkti, kad add host, ir, pavyzdžiui, galiu pasirinkti kitas armatūras, čia kažkaip sunku ant jų užeiti, tačiau rodo informaciją apie visas tas armatūras, tai mes galime tokius kaip nurodyti. Anksčiau, pavyzdžiui, nebūdavo galima nurodyti ir turėdavo įbraižyti linijas, tai buvo labai nepatogu, bet paskutinius kokius 4 metus gana stipriai Autodeskas panašu, kad investuoja į armatūrų žymėjimą ir modeliavimą. Ir dabar yra net galimybė pasirinkus tai, spaust, pavyzdžiui, pasirinkti šitą tipą ir rodo mum, kiek čia štų stripų pažymėjau ir kokio tipo ir panašiai. Jeigu čia pridėsiu kažkokį šalutinį, aišku, jau rodys, kad skirtingi elementai sužymėti ir jau bus nenormaliai ta informacija, nereikalinga. Tai va tiek apie žymas. Sėkmės, iki.